Ar visi susirinkę? Visus kviečiame į salę. Girinis yra, o svarbiausia girinis yra. Niekas turbūt nepaneigs, kad mūsų tinklapio pats pagrindinis herojus, visų ramstis, visų protas, tai yra tinklapio Dievs. Girinė! Apie tai kalba eina dabar. Tinklapio, taigi nominacija. Tinklapio Dievs. Kas? Girinis! Paplojam. Sveikinam tave, kad tu toks mūsų šaunus, kad toks protingas, kad toks išmintingas ir kad tiesiog esi paprastas Dievs. Nepaprastas. Nori atsakyti, prašom. Ačiū vaikai. Prašom tėvelę. Kalbėti reikia. Ačiū vaikai už visą. Dabar noriu pilti. Dievas išmintingas pasakė savo išmintingą kalbą, o apie Dievo lašų čia nieko nebus. Aišku, reikia visiems taurę. Taigi, Blevyzgų karalius taip pat yra Girinis. Blevyzgų karalius, ką darai, neaišku. Neatstosi. Ne, Girinė, čia viskas gerai. Išgerk ir ateik. Gal čia visos nominacijos neįgyčius? Ne visos, bus ir kitie. Ir Girinis miega jau Kadangi ties Giriniu mes negalime taip jau ramiai sustoti. Girinį tu jau išgeriai. Galima Dievs į tave vėl kreiptis. Nu jau paskutinį kartą. Pabučiuosiu. Girinė, į ranką į koją. Girinė, atsimeni šamų susitikimą? O, tai mes tau papasakosim. Atsimeni tokią galvą karšies ir menkiais? Negali būti. Dariukai, tai tau skiriama nominacijos už pačią geriausią metų nuotrauką. Ar tu ją matėjai tą nuotrauką? Ar tu ją matėjai tą nuotrauką? Menkės karščias galva. Taigi irgi autorius Girinis. Už mimiką. Už pečių tu gauni šypsenėlę. Paplojam Girinį dar kartą. Dievs yra trijose asmenyse, bet kad 3 nominacijos yra labai normalu. Žemiška. Nu, ketvirta būtų super. Ne. Dabar apsėsim su tamstos persona. Turime dar vieną tokį žmogų, kuris atrodo ir gerai žvejoja, ir kompanijskas, ir humoras pasip ir kraštus liejasi. Nu, žmogus pameta praktiškai viską ir dažnai. Tai čia mūsų būtų 4. nominacija, daugiausia prarado žvejyboje. Pats stojasi Šimas. Praradęs visus masalus. Neduokit pamest. Jeigu kas radot, gražinkit. Sakė atsilygis. Vėl pamest. Šamavisam. Na ir 5. narys labiausiai sudominęs kitus. Tai čia mūsų būtų Audrius M. Prašom, jei pirmėlė papardusius dalyvis. Ačiū sudominęs kitus. Kuo aš toks įdomus? Nu, kuo jis įdomus, turbūt aiškint nereikia. Reportažais,
savo gerais apsakymais, rašymais ir taip toliau. Kaip pagaliau mūsų Gifkit LT siena. Labai prašau. Aš pasirašysiu, važiuoju. Taip, dabar šeštasis. Kasilinis. Daugiausia gavęs padėkų. O, čia irgi Audrius mūsų niekas turbūt nepaneigs. Gerai, jau prikibo prie manęs. Atstovau, dabar prie manęs. Norim nesimėti, kai vieną pusę kitą, prie vieno žmogaus viską atiduodam, ką mes jau turim, ką sukaupę. Taigi, aktyviausias mūsų forumietis. Tadžius. Taip. Aš susidėk savo medalį. Taip. Daugiausiai parašė žinučių. Daugiausiai žinučių parašęs. Taip. Mūsų klubo siela. Klubo pirmininkas, mūsų prezidentas, atsiprašau. Kągi, toliau metų operatorius Kipsas. Kas? Pirštais nerodėsim, aišku, kai jau darbo metu pagautas. Ir ne viena mūsų šventė, ne vienas Gifkit LT susitikimas nepraėjo apie šio mūsų nuostabaus gerbiamo Dolco, Daliuko, Kėdainių mafijos atstovas. Gerbkit ir tai. Na, o toliau metų naujokas. Kaip galvojat, kas yra metų naujokas pas mus? Ir per 3 minutės įsiliejo jisai praktiškai mūsų kolektyvą. Visur. Į klubą. Ramas 2. Į visas diskusijas. Tai yra... Ale kokį rūkinuką turi? Ramas 02. Aktyvus, tikrai. Gali daug kas pasimokyti. Ramūnai, sveikinimai. Bet rūkinukį dar geresnė. Ir labai nepaprasta nominacija. Tai yra metų ekspertas. Žmogus praktiškai, ko paklausi, to ir gausi. Tai mūsų gerbiamas mėgėjas. Bet jeigu nežino, bet vis tiek stengiasi suranda ir parodo, kur galima rasti. Bravo. O dabar jau galime išgerti. Na, o dabar, kadangi 10 buvo jau nominacijų praėję, dabar galima pakelti vieną didelį bokalą, kaip sakė Audrius. Rusišką bokalą. Rusišką stikliuką. Jo. Visi pakeliam turės už tam pirmą 10 nominacijų. Belieka tik pasveikinti pirmą 10 dalyvius, kad jūs taip stengiatės ir didelį tikrai įdėjote mūsų Gifkit LT istoriją ir mūsų pačių bendravimo. Jūs kalbininkas. Bene pats didžiausias įvykis mūsų Gifkit LT istorijoje buvo klubo sukūrimas. Turbūt to nieks nepaneigs. Tikrai buvo labai įžymus įvykis. Susirinko daug gerų meistrų, nuostabių žvejų, žinančių savo amatą ir per gana trumpą laiką pasiekė labai daug gerų rezultatų. Tiesiog mūsų Lietuvos mastu. Ir žemai lenkiame galvą mūsų klubo vadui, mūsų klubo prezidentui Tadžiui. Taigi nominacija metų vadas Tadžius. Paplom, negalėkime. Linkime ir toliau taip gerai vadovauti savo klubui, rinkti naujus narius ir siekti aukštumų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio teritorijos. Na, o dabar perėsim prie skanesnių reikalų. Tai susitikimų kulinarija.
Šiai nominacijai mes nusprendėme, kad Diana atitinka visus tos nominacijos kriterijus. Taigi, bravo, ačiū. Ne vienas žmogus ragavęs turbūt pasakys, kad tai yra tiesa. Ir netgi daugiau negu tiesa. Šiandien jo nėra. Aš galvoju, bebučiai. Ir dar ta pati nominacija iš kulinarijos. Tai mūsų Gražinutė, kuri visas varžybas mus apdovanojo nuostabiausią šliubą, nuostabiausią žuvienę. Ir šiaip kaip bitutė visuose susitikimuose sukasi. Arūčiai aš net pavydžiu baltai. Bet labai sublogo už tai. Neturės pavydį. Mes visi pavydžiu. Nu, pasitaisysim. Jaunatviškiausi nariai. Tiek moterių užvaikė, kaip Patys energingiausi, ko gero, mūsų varžybose, visuose susitikimuose. Ir galėtume pavydėti ne vieno energijos šaltinio savininkų, turėtojų. Tai mūsų gerbiami Andry. Kur jie tik nebuvę. Tai žiūrėk Vokietijoje, tai žiūrėk jau Palangos tiltą šturmuoja. O visos balos jau aplinkui Golcą, turbūt visos apmėtėtos ir išžuautos. Kai nekimba niekam, Andry visada pagauna. Paskutiniai ešeriai privertė mane žagtat. Ačiū jiems. Tau galima masakyti. Kėdainių vaktė, matot, kai lūpa. Norisi, ne? Man privarta, kur man reikia. Nestumdyk jauną. Nestumdo.